Sveiki visi. Šiandien video nebe iš mano terasos ir be paukščiukų čiulbėjimo, nes tiesiog jau matau, kad kitaip nespėsiu arba dabar, arba jau šiandien nebeįrašysiu. Tai darau greitai įrašą ir galvoju, ką šiandien kokį ekstra priedą pasidalinti, kad būtų įdomu, naudinga ir reikalinga. Tai kadangi turėjau šiandien pokalbį su naujais visiškai klientais, kuriems sutvarkėm visus dokumentus, ne, ir viena iš informacijos, ką perduodu, kai jau draudimai prasideda, tai kad visi mano klientai, tai šitas video bus daugiau skirts tiem žmonėm, kurie būtent pas mani pasidaro, per mani pasidaro draudimus, ne? Tai negaliuoji, jeigu draudimus turit pas kitą brokerę, ne, tik tais pas mane, tik tai mano klientai turi prieigą prie lojalumo sistemas, leidžiančią sutaupyti, apsiperkant arba pramogaujant daugiau negu 700 skirtingų vietų ir parduotuvių. Ne? Tai iš tikrųjų pliusas milžinis, didžiulis. Oi, girdit, mašinas. Atvežiau dukrą ir jos draugę į kažkokį mašinų suvažiavimą įdomesnį, tai garsų čia visokių. Vienu žodžiu, grįžtam atgal, ne, lojalumo sistema tai jums duoda galimybę naudotis nuolaidom arba sutaupyti iš karto jau perkant. Pavyzdžiui, sakykime, ne, važiuojam apsiperka maistą Teskoj, tai visam prekių krepšeliai, visai sąskaitai, ką jūs apmokat tiek kasoj, tiek self-checkout, ne, kur einat patys nuskanavę susimokėtą, ne, tai gaunat 4% nuolaidą. Viskam, nesvarbu, ar jau buvo akcija pritaikyta kažkokia, ar pirkot iš pardavimą prekę, ar nukainuota prekę, visiškai nesvarbu, ne. 4% ekstra visam pirkinių krepšeliui. Kas iš tikrųjų gali pasirodyti, kas tai 4%, tenais vos keli svariukai gaunasi, ne, bet aš tą sistemą naudoju jau daugiau negu metai, ne, ir per metus vidurkis pas mane yra per mėnesį maždaug 55-58 svarai sutaupimą. Tai patys pagalvokit. Pas mane šeima yra aš, vyras ir 2 paaugliai vaikai, ne, tai 4 asmenų šeima ir tai daugiau mažiau kokias tos išlaidas panašias pas visus apytiksliai, ne, nu, pas ką biški mažiau, pas ką biški daugiau, bet vidurkiai jie labai panašus šiom dienom, nes tą patį agurką perkam, tą patį pieną, ne, praktiškai. Tai tos išlaidas nėra jau toks didelis skirtums, ne? Ir sakau, pas mumis bendruoju sumoj, sakykime, visur, kur aš naudoju tą sistemą, tai B&Q, B&M parduotuvė, ne, tam tikras online parduotuvės, Boohoo, žinau, tikrai yra, Matalans tiek online, tiek fizinės parduotuvės, Tikimaksas, Bootsas, daug jų yra, tikrai daugybė, Tesco, Asda, Morrison, Sainsbury's, daugybė maisto prekių parduotuvių, kur, nu, kad ir kaip begalvotume, miškų vidury negyvenam, perkam maistą, perkam rūbus, perkam kažkokius daiktus, atostogas ir panašiai, ne? Tai visa tai yra toj sistemai ir galim sutaupyti. Ir sakau, vidurkis pas mane gaunas maždaug iki 60 svarų, ne, 8, gal 7 vidurkis. Tai kas visai neprastai ir jeigu panašiai kažkur mokat už draudimą, arba netgi mažiau, tai net pliusai išeinat, pilnai padengia savo draudimą, ne. Tai gali turėti naudą tikrai didelę. Tik tais reiktuom pasinauduoti, reiktuom truputį pasižaisti, ne, nes tenais yra kelios opcijas, ne. Tai pavyzdžiui, Tesco tai yra tai, kad yra tokia kaip kortelė, dovanų kortelė ir tu ją vis papildai, ne? Yra programėlė, apps ant telefono, kurį naudojamės ir per tą appą pasipildai tą kortelę ir atsiskaitai Tesco, būtent jau tą dovanų kortelę vadinama, papildoma dovanų kortelė. Yra voucheriai, kuriuos tu nusiperki, pavyzdžiui, sakykime, B&M parduotuvė. Tai nėra ta parduotuvė, kur aš važiuoju dažnai kažką pirkti, ne, bet jeigu mes jau važiuojam, arba B&Q irgi turi taip pat voucherį, ne. Jeigu, sakykime, aš važiuoju, tai aš prieš einant į kasą susiskaičiuoju, kiek aš išleisiu už savo pirkinius ir tai sumai nusiperku voucherį, ne. Taip sutaupant, B&M parduotuvėje dabar yra 7%,
kažkada prieš atostogas važiavom į Primarką, tai atostogom rūbų nusipirkti, tokių visokių šortų, maikių ir visa kita, tai tada buvo 12% akcija, tai įsivaizduokit, 4 asmenim rūbų tokių atostoginių nupirkti vis tiek išsileido ne 100 ir biški daugiau. Tai nuo tokios sumos jau 12% prašau, jau visai smagi nuolaida gaunasi, ne? Tai va. Tai tokie tie reikaliukai su ta lojalumo sistema, tai va sakau, yra voucheris, yra ir cashbackai. Cashbackai labai nedaug kur yra, ant kurių produktų, ant kurių tinklų parduotuvių ir panašiai, ne, tai yra, žinau tiksliai yra Booking, nes per Bookingą nekartą esu registravusi viešbučiuose ir cashbacks parin tada, kada jau tu realiai apsistoji viešbutį ir po apsigyvenimo jau tam viešbutį, tada per kažkurį tai laiką perveda tau cashbacką. Pinigus atgal į tą programėlę ir tu tada darai, ką nori su tais pinigais, ar persivedi savo sąskaitą, arba pasipildai norimą kortelę, ne? Tai va, tokie tie reikaliukai ir tą sistemą turi būtent tik tai mano klientai. Tai čia vienas iš pliusų būt mano klientais. Iš tikrųjų, ne, tai jeigu kažkas esat jau mano klientai, bet dar niekada ta sistema nesinaudojo, tai duokit žinot, paaiškinsiu, kaip tai veikia tiksliau, ne, galėsim susiplanuoti pokalbį, bet iš tikrųjų visi turėjot gauti mailus, kurie esat mano klientai ir mokat už draudimą daugiau negu 25 svarus per mėnesį, ne. Visiškai nesvarbu, koks tai buvo draudimas padaryti, gyvybę, nežinau, vien tik atskirai pajamų draudimas, ar vien tik tais namo draudimą darėtės, ne, pavyzdžiui, bet jeigu mėnesinis mokestis yra daugiau negu 25 svarai per mėnesį, tai jūs tikrai turėjot gauti mailą su kvietimu prisijungti į PP Loyalty Reward Scheme. Tai patikrinkite mailą ir pažiūrėkite, jeigu nėra, duokit man žinoti ir ieškosim, ne? Paaiškinsiu, kaip tai veikia, ką reikia daryti ir kaip registruotis, arba kaip vieną ar kitą kortelę arba sistemą tenais veikia. Bet šiaip iš tikrųjų tenais yra ir video parodyti su visa nauda ir pliusais, minusais, ne? Tai naudinga, svarbu ir čia svarbu būtent mano klientams, ne? Tai manau didelis pliusas, nes o kodėlgi ne, sutaupyti, kad ir tą patį 50 ar 55 svarus per mėnesį, tai yra nemaži pinigai, tai yra tikrai neprastai, ne? Tai va, viskas, padariau greitą video ir lėkiu gaudyti savo vaiką kažkur. Ir važiuoju namo, sėsiu dar toliau biški prie dokumentų, nes šiandien pasilikau dokumentam dieną tvarkymą. Bet ne taip ir baisiai prie jų prisėdau, nes tai skambutis ten, tai mailai ten, tai dar kažkas ir gavos taip, kad visą dieną kažkur, bet ne ten, kur reiktų. Niek, susitvarkysim, ne? Viską sakau, gero vakaro, jau net nebe dienos, gero vakaro. O rytoj, kai ką turėsiu žmonėm, kurie labai ypatingai rūpina savo sveikatą, mitybą, sportu ir yra labai faini ekstra priedai būtent šitą mintim. Taip, kad pasidalinsiu rytoj dar vieną ekstra priedą, kuriuo galit naudotis, turint draudimus. Ne? O šiai minutei sakau, iki.